Telšių rajono gyventojai kviečiami rinkti geriausias dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvas, susipažinti su gyventojų pateiktomis idėjomis, skirtomis gyvenamai aplinkai gerinti ir balsuoti už labiausiai patikusias projekto idėjas galima internete arba atvykus į Telšių rajono savivaldybės administracijos ar seniūnijų administracijų patalpas. Balsuoti gali kiekvienas, ne jaunesnis nei 16 metų asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą Telšių rajone. Balsavimas vyks nuo šių metų rugpjūčio 1 dienos iki rugpjūčio 30 dienos. Gyventojas gali balsuoti tik vieną kartą. Balsavimo internete prireiks vos kelių žingsnių. Interneto naršyklėje veskite www.telsiai.lt, paspauskite nuorodą dalyvaujamasis biudžetas, po to kviečiame atiduoti savo balsą. Matydami gyventojų iniciatyvas, pasirinkite labiausiai patikusią ir spustelkite mygtuką atiduoti savo balsą. Toliau būsite nukreipti į elektroninius valdžios vartus, kad būtų atlikta asmens identifikacija ir patikrinta deklaruota gyvenamoji vieta. Prisijungus prie elektroninių valdžios vartų savo turimomis prisijungimo priemonėmis, patvirtinate savo tapatybę ir elektroniniai valdžios vartai grąžina jūs atgal į dalyvaujamojo biudžeto sistemą. Jeigu identifikacija sėkminga, ji patvirtinama žinute, jūsų balsas buvo sėkmingai užskaitytas. Jeigu reikia pagalbos balsuojant internetu, jums visada padės Telšių rajono savivaldybės Karolinos Paniauskaitės viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojos, kurios maloniai jums padės prisijungti prie sistemos dalyvaujamasis biudžetas, identifikuoti save per elektroninius valdžios vartus bei atiduoti balsą už labiausiai patikusią projekto idėją. Nesinaudojantis internetu, savo balsą galite atiduoti užsukę į Telšių rajono savivaldybės administracijos ar seniūnijų administracijų patalpas, asmeniškai užpildami ir palikdami patvirtintos formos kortelę. Balsuojant kortele, gyventojas turi nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, deklaruotą gyvenamoją vietą, kortelės užpildymo datą bei savo parašą. Savivaldybės administracijos ar seniūnijos administracijų darbuotojai, priimdami balsavimo kortelę, patikrins, ar gyventojas deklaravęs gyvenamąją vietą Telšių rajone. Jeigu duomenys teisingi, jūsų balsas bus užskaitytas. Būk aktyvus ir nuspręsk, ko reikia Telšių rajonui.